Pasirinkite įkelti AAP apdorotus laukų duomenis, jei augalų apsaugos produktų panaudojimas buvo registruotas, siekiant informuoti bitininkus apie planuojamą purškimą. Atvertame lange matysite laukų, kurių purškimas buvo registruotas siekiant informuoti bitininkus sąrašą. Lentelėje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, naudmenos kodas, lauko plotas, panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimas, lauko plotas, kuris apdorotas augalų apsaugos produktais, apdorojimo pradžios data ir laikas, apdorojimo pabaigos data ir laikas, įkelto apdoroto lauko panaudojimo skaičius. Jei laukų, kurių purškimas buvo registruotas siekiant informuoti bitininkus sąraše, yra daug įrašų, juos galima išfiltruoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, lauko plotą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. Laukų, kurių purškimas buvo registruotas siekiant informuoti bitininkus, sąrašo stulpelius galima rūšiuoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, lauko plotą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, lauko plotą apdorotą augalų apsaugos produktais, apdorojimo pradžios datą ir laiką, apdorojimo pabaigos datą ir laiką. Laukų, kurių purškimas buvo registruotas siekiant informuoti bitininkus sąraše, pažymėkite lauką, kuriam įvesite duomenis apie panaudotus augalų apsaugos produktus. Jei vienu metu tuo pačiu augalų apsaugos produktu buvo apdoroti keli laukai, pažymėkite juos sąraše. Sąraše gali būti pasirinkti tik tie laukai, kuriems nurodytas tas pats augalų apsaugos produktas. Naudmenos kodas gali skirtis. Toliau nurodykite panaudoto augalų apsaugos produkto duomenis. Įveskite bendrą pažymėtuose laukuose panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį, pasirinkite kiekio vienetus. Įvedus panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį ir pasirinkus vienetus, automatiškai apskaičiuojamas lauke panaudoto augalų apsaugos produkto kiekis hektarui. Skiltyje Pastaba galite nurodyti papildomą svarbią informaciją. Įvedę visus duomenis turite paspausti mygtuką Įkelti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Visi į žurnalą įvesti duomenys bus rodomi lentelėje. Lentelėje pirmu eilės numeriu rodomas laukas, kurio duomenys įvesti vėliausiai.